Ir toliau gražėjant Panevėžio miestui, Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė darbų rangos sutartį su konkursą laimėjusią uždarąją akcinę bendrovę Sversa naujo futbolo maniežo įrengimui. Naujasis futbolo maniežas bus statomas Beržų progimnazijos stadione. Pasak Justino Jasiukaičio, tai vienintelis toks maniežas regione. Bus paklota sintetinė danga futbolo, pilnų matmenų. Liejamas pamatas aplink visą objektą ir uždengiama membrana, tai vadinamas tas pripučiamas futbolo maniežas, kur palaikomas slėgiu. Tai turėsim tokį vienintelį regione, džiaugiamės tuom ir labai tikimės, kad visai sporto bendruomeniai Panevėžio vėl pagerės sąlygos, kurių šiai dienai tikrai šaltojo sezono metu trūksta. Šitas maniežas bus iš pripučiamų Lietuvoje didžiausias, tai 110 metrų ilgio, 77 metrų pločio, talpins žiūrovų ne mažiau 500. Taip pat atskirėjimai bus žiūrovams, atskirėjimai sportininkams, patekimas žmonėms su negale. Tai tikrai šis maniežas bus, manau, ypatingas tuom, kad jisai bus didžiausias Lietuvoje iš įmanomo, tai mes tikimės jį licencijuotis ir sertifikuotis, kad atitiktų ir aukščiausio lygio varžyboms rengti. Taip pat planuojama sumontuoti apšvietimo, vėdinimo, šildymo sistemas, pastačius pagalbinius pristatomus blokus. Juose bus įrengti sportininkų ir trenerių persirengimo kambariai su dušais, tualetais, medicininė patalpa ir kitomis pagalbinėmis patalpomis. Futbolo maniežo vertė per 3 milijonus eurų. Įrengus maniežą juo naudotis bus sudarytos sąlygos ir miesto bendruomeniai. Pagrindė yra miesto poreikiams tenkinti, kuriama nauja sporto infrastruktūra. Tai tiek turbūt pagrindė futbolo sporto šakos mėgėjams ir profesionalams ir kitų šakų, kas norės naudosis turbūt. Taip pat ir mokykla rytiniai daly tikiu, kad naudosis to pačiu maniežu. Netrumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo projekto partneriai viešoji įstaiga Futbolo akademija Panevėžys ir Panevėžio krašto žmonių su negale sąjunga kiekvieną metų ketvirtį organizuos bent po vieną nemokamą renginį Bočios diena asmenims su negale. Naujojo futbolo maniežo projektas turės būti įgyvendintas per 2024-2025 metus.